Surski, pakalbėkime apie televizijos žmonių drąsą. Nu, pakalbėkime. Pats drąsiausias televizijos žmogus man yra Valinskas. Susilažino, kad pražygiuos su šokėjomis apsirengęs moteriškais rūbais ir su blizgančiais triusikais ir pražygiavo. O žinokite, Prancūzijos televizijos orų mergaitė sakė, išsirengs nuogai, jeigu prancūzai papuls į futbolo čempionatą. Į prancūzai nepapuolė. Papuolė, Ir išsirengė. išsirengė. Ne, aš vis tiek, man nepatinka, aš prieš tokią praktiką. O tai tau. Ponas, matai, pasirodo, jam nepatinka apžiūrinėti nuogą kūną. Aš tai žinau, kad patinka. O kam pas patį vonios duryse akutė į kitą pusę? Čia netaip svarbu. Aš vis tiek prieš orų mergaitės nusirenginėjimą. Nu, jūs įsivaizduokite tokią situaciją. Jums rytoj į meškeriuotę. Ir jūs norite susižinoti orus. O čia staiga televizoriui lažybas pralaimėjęs Naglis Šulija. Pasakoja, kad rytoj bus saulėta. Ir elegantiškai sukioja nuogas strėnas. Aš šiaip kalbėjau apie orų mergaitę. Orų mergaitė yra bendrinis profesijos pavadinimas. Čia net besilaukiančias ištekėjusias moteris vadinama orų mergaitėmis. Todėl techniškai lažybas pralošęs Naglis Šulija irgi gali ir privalo išsirengti. Nu, supratau jūsų poziciją. Aš žinokit, iš viso suskirstyčiau visus televizijos žmonės į dvi grupės. Pirma grupė tai tie, kuriems niekada ir niekur negalima nusirengti. O antra grupė tai tie, kuriems būtina ir privalu nusirengti netgi be lažybų. Pirmai grupiai priskirčiau, aišku, Valinską, o dėl Ingos, nu tai dar pagalvočiau. O kaip dėl Surskio? Nu tai aš ir dabar galiu nusirengti, man jokių problemų. Gal nereikia, negazdinkit žiūrovo. Ja, tai leiskit bent iki pusės, aš turiu minėję apatinės pusės. Nereikia, jūs supainiosit pusės. Ir taip supainiosit, nu. Kokios jums problemos, jūs mane ne vieną kartą nuogą matėt, ko jūs čia dabar užsiparinot? Bet žiūrovas pamatys, tai jūs kaip kurią pusę? Tegu žiūri, tai ko jūs žiūri televizorių, eitų į teatrą, eitų knygų skaityti, biblioteką. Ne, žiūri į nuogos pelės nuogumą, tegu žiūri. Tai jūs nusirenkite. Aš ir nusirengsiu. Palaukit.